13 skyrius. Kiaušinis vištą moko. Šį kartą Lina sparčiai grąžino sąmonę iš tarpvisatinės kelionės. Atsisėdusi ant gulto krašto, piktai pažvelgė į Rudolfą. Jis jau sėdėjo ir žiūrėjo į ją. Ar žinote, kad vaikai bastosi po koralą? Reikliai paklausė Lina. Linos draugai taip pat nespėjo apmąstyti įdomių įspūdžių. Jie atsisėdo, kas pasiėmė sulčių, kas vaisių ir tyliai stebėjo Linos išpuolį. Žinoma, ramiai, lyg kalbėdamas apie orą, atsakė Rudolfas. Sąmonės drakonai tam ir yra, kad kontroliuotų visus tarpvisatinius klajūnus. Mes juos pajuntame, lyg signalizacija būtų įsijungusi. Iš pradžių tik stebime, o jei kas ne taip, įsikišame. Ir nieko man nesakėte, rūstavo Lina. Na, jie man gaus šitaip slapukauti. Atleisk. O kiek tau buvo metų, kai slapta nuo tėvų pradėjai laiko keliones? Ar ne 4? Neišlaikė neįsiterpęs Haroldas. Jam Linos sąmonės aptemimas atrodė juokingas. Aš keliavau su savo roboto aukle ir buvau saugi, atkirto ji, stodamasi. Turiu įsitikinti, kad jiems viskas gerai. Jiems viskas gerai, raminamai tarė Anastasija, priėjusi prie Linos ir sodindama ją į gretimą kėdę su atkalte. Juk jie sakė, kad keliauja naktimis. Vadinasi, paskutinis tavo vaikų seansas jau įvyko šiąnakt, o ryte juos matei. Ar atrodė, kad jie negaluoja, buvo pablyškę? Lina pabandė prisiminti, kokius juos išleido į Mirijos sodą. Štai ko taip gudriai jie šypsojosi, kai pasakiau, kad šiandien mums svarbi diena, nes mūsų draugai koraliečiai turbūt susitiks su kristalų saugotojais. Grėsmingai pamojavo savo įsivaizduojamiems vaikams kumščiu. Lina. Iš kitos pusės prie jos priėjo Milena. Nusiramink ir nežiūrėk į savo vaikus kaip į nuosavybę. Tavo vaikai, augdami šalia tavęs ir tokio pat dvasiškai pažangaus tėvo, greičiau bręsta ir sąmonėja. Tai normalu, kad jie jau turi ir ateityje turės paslapčių nuo jūsų abiejų. Tokios jų augimo pamokos. Kol jie yra mūsų bendruomenėje, jiems tikrai negresia nei psichinis, nei fizinis pavojus. Lina truputį aprimo. Kaip jai dažnai nutikdavo po pykčio ir nevilties priepuolių. Dabar jie ėmė gailėti savęs. O kodėl man vis taip nutinka? Niūriai tarė pati savo. Man jau 37, galėčiau ir susitvarkyti su tom užplūstančiom baimės ir pykčio ar nevilties bangomis. Nes tau dar tik 37, tarė Milena. Tu, Lukas, Kirma, Argona, Anastasija, net ir tu, Haroldai, ir tu, Kurcai, atleiskite ir neužsigaukite, bet jūs dar tik dalinis savo aukštesniojo sąmoningumo pasireiškimas. Žemiškojo kūno psichika bręsta ir tvirtėja visą gyvenimą. Auros kūnai visiškai susiformuoja tik apie 50-uosius gyvenimo metus. Aukštesnioji sąmonė iš lėto leidžiasi į psichiką ir tik 5-ojo dešimtmečio pabaigoje fizinėme plane pasireiškia pakankamai, kad imtųsi kontroliuoti vieno įsikūnijimo asmenybę ir visas jos fizinės tikrovės, baimės bei prietarus. Aš jaučiuosi ganėtinai sąmoninga, juk sujungiau visus žemiškuosius įsikūnijimus, integravau atskilusi norų kūno asmenybę per visą laiko ašį, išdidžiai atkirto Lina. Ašgi sakau, aukštesnė sąmonė leidžiasi į psichiką visą gyvenimą, taikiai atsakė Milena. Savivoka yra mįslingas reikalas, net ir 4-metė, jeigu save atsimintum, savo atrodai gudri,
Tokia yra savivokos problema. Pati savo visada atrodysi kupina išminties, o po keliarių metų, ką pasakysi apie ankstesnę save? Ar neatrodai savo dabar išmintingesnė už tą tobulai išmintingą Liną prieš, sakykim, 8 metus? Su tokiu argumentu Lina ginčytis negalėjo. Panašių minčių dažnai kildavo ir jai, tik jų neapibendrino. Dėl to ir sakoma, nepasitenkinkite pasiektų lygiu, kad ir koks aukštas jis jums atrodytų. Tobulėjimas ribų neturi. Tavo aukštesnė sąmonė vis gausiau ir gausiau srūva į tavo šio įsikūnijimo psichiką ir fizinį kūną. Dar 10 metų ir ji valdys visą tavo psichiką. Tada tau bus lengviau sudėtingose gyvenimo situacijose visų pirma įžvelgti neregiamus daugiamatės tikrovės lygmenis. Milenos žodžiai suskambo ne tik Linai, bet ir Haroldui ir Lukui. Nastasija lingavo galvą, tuo išreikšdama pritarimą. Na, ar jau galėsi ramiai susitikti su savo vaikais ir nebarti jų, kad šiek tiek atsilikdami amžiumi nuo mamos paniro į savo pirmuosius svaigius nuotykius? Linksmai paklausė Milena Linos. Draugai nusijuokė. Lina kreivai šyptelėjo. Linksmiau reaguoti vis dar trukdė viduje kirbas nepasitenkinimas savo choleriškomis reakcijomis. O jūs pati ir tu, Zedonai, visiškai nesijaudinate dėl jų, paklausė ji, norėdama nukreipti kalbą nuo savęs. Aš didžiuojuosi savo vaikaičiais, nuoširdžiai atsakė Zedonas. Kam mokau juos magijos ir sąmoningo sapnavimo, jeigu jie tų žinių nepritaikys kasdienybėje? Dėl to aš čia ir atsigabinau. Maniau, kad aplinka paskatins išsiskleisti jų talentus. Tikėjausi iš jų daugiau atvirumo, pripažino Milena. Jų anūkai močiutėms dažnai patiki tas paslaptis, kurias nori nuslėpti nuo tėvų. Tik dėl to kiek liūdžiu. Ir žinoma, norėčiau įsitikinti, kad būdamos vyriausios, jos nepamiršo pasirūpinti mažaisiais. Lukas apie savo būsenas nekalbėjo. Jis smarkiai sunerimo dėl Liucijos, kai per Gregą išgirdo, kad vaikai savarankiškai lankosi korale. Bet Audrio žodžiai jį apramino. Dabar pabudęs, kol Lina liejo savo emocijas, perkratė pastarųjų dienų pokalbį su abiem mergaitėm. Felicija iš tikrųjų jam pasakojo savo sapnus, net ne vieną, apie vėžliukus ir savo keliones po vandenyną. Jam šie sapnai pasirodė visiškai suprantami. Juos sukėlė jo pasakojimai ir įspūdžiai, kuriuos mergaitės patyrė su juo plaukiodamas aplink gretimas salas. Juk ten buvo tiek vėžlių, kad ir pats juos paskui sapnavo. O Liusė? Kai tik įsitikins, kad jai viskas gerai, tada pasvarstys, kaip reaguoti. 4 metukai. Haroldas teisus. Būtent tokio amžiaus Lina pirmą kartą iškeliavo su savo robotu į praeitį. Mums suaugusiems vis atrodo, kad jie maži ir nepakankamai sąmoningi. O gal kaip tik jų aukštesnė sąmonė geriau juos valdo nei mus, užsimiršusios kasdienybės rutinoje. Vis viena norėčiau juos pamatyti, susiraukusi, kad ją valdo motiniški jausmai, tarė Lina. Gal nueitume iki Mirjos? Nepamiršk padėkoti Takatui Saudra, kad tavo koraliečiai draugai liko gyvi, priminė Nastasija. Jeigu jie būtų žuvę, būtų reikėję ieškoti ryšio su jų vėlesniaisiais įsikūnijimais. Ši pastaba grąžino Karalo įspūdžius. Ar mums svarbu užmegzti jungtį su konkrečiu vienu koraliečiu, ar tai gali būti ir bet kuris kitas, pasiteiravo Lina Milenos, kai jie visi pasuko į Mirjos sodus. Jungtis užsimezga tarp artimų individų, atsakė Milena. Žvalgytis į kitos visatos realybę galima beveik per kiekvieno individo sąmonę,
bet visišką artumą, supratimą išgyvens tik su labai nedaugeliu kitos visatos sąmonių. Dėl to taip kruopščiai rinkome aplinką, kad toks gausus būrys, kaip mūsų, vienu metu rastų savo antrasias puses. Tai argi nematėte, kad jiems gresia mirtis? Paklausė Haroldas Rudolfo. Mirtis kada nors gresia ir mums, gūžtelėjo tas pečiais. Argi dėl to nustojame vieni su kitais bendrauti? Fizinis kūnas kaip rūbas. Tu pakeiti rūbą, bet draugai tave atpažįsta. Nebent persirengtum kaip į karnavalą, nusijuokė Milena. Vadinasi, kai jie arba mes mirsime, mūsų ryšys išliks ir mes susirasime vieni kitus? Ar tai reiškia, kad mūsų ryšys su koreliečiais amžinas? Pasitikslino Lina. Tai stabilus ryšys tarp dviejų visatų mikroneuronų, atsakė jai Milena. Jį galima sąmoningai nutraukti, kaip ir viską šiame pasaulyje įmanoma sunaikinti valios jėga, bet norint jį išsaugoti, persikūnijimai nėra svarbus. Vis tiek geriau, kad dabar nereikės jų ieškoti po koralo subtiliuosius lygmenis ir laukti naujo įsikūnijimo, sumurmėjo Haroldas. Dar neaišku, kas kuo atgims. Man patinka Kipro krokodiliškumas. Draugai nusijuokė. Jiems irgi patiko jų dabartinė korališkoji antroji pusė. Mirja rado mokančią pulkelį vaikų materializuoti drugelį. Izabelė ir Antuana sėdėjo ant žemų kėdučių greta ir įdėmiai klausėsi. Jie ketino ir patys išmėginti šią magiją. O, sveiki! Linksmai pasisveikino Mirja, išvydusi gausų būrį netikėtų lankytojų. Kur Audra ir Silva, pasidomėjo Milena, tarp vaikų nepastebėjusi savo mergaičių. Kur Takatas ir Gridas, paklausė Zedonas. Mirja apsižvalgė. Gridas tik ką buvo čia, jis nubėgo į mano olą. Silva, Audra ir Takatas nuo ryto ten, sakė, nori patyrinėti senąjį sodą. Aha, žinoma. Vėl pasidavusi nekantrumui, sarkastiškai įsiterpė Lina. O tu taip ir tiki viskuo, ką tau sako? Lina, liaukis, griežtai subarė Milena. Mirja nustebusi žvelgė į rūstų Linos veidą. Nuo pakrantės grotos, kurioje glaudėsi senasis sodas, artėjo 4 vaikai. Suaugusiųjų jau laukė tylėdami. Šalia jų tyliai stovėjo mažieji, nujausdami, kad jų paslaptis išaiškėjo ir nežinodami, ko už tai tikėtis. 4 sustojo per keli žingsnius nuo tako, kuriame grūdosi suaugusieji. Vaikai narsiai žvelgė į priekį. Jie neatrodė nei išsigandę, nei kalti. Lina, suprasdama, kad tai ne jos užduotis, leido kalbėti vaikų artimiesiems. Tai kągi ten veikėte? Valdoviškai šaltų balsu pasidomėjo Zedonas. Išgelbėjome koraliečių būrį ir padėjome jums susipažinti su kitos visatos kamertonu. Jam į toną išdidžiai atsakė Takatas. Kas visą tai sugalvojo? Toliau kamantinėjo Atlantidos laikų karalius. Aš, drąsiai atsakė Atlantidos laikų princas. Jeigu nori ką nors bausti už slapukavimą, bausk mane. Aš sutikau su Takato planu, įsiterpė Silva. Įvertinau riziką ir pasirūpinau, kad mažieji sapnuotų saugiai. O aš jau sakiau jums, kad juos visus prižiūrėjau, todėl nėra ko ant mūsų bartis. Nekantriai kaltinamai pridūrė Audra. Tikėjausi, kad patekusios tarp kitų genialių vaikų, maniškės išmoks elgtis nuolankiau, bet pasižiūrėk į tuos veidus. Jokios atgailos, sumurmėjo greta stovinčiai Linai Milena. Lina slaptais žvilgsniais spėjo įvertinti, kad Belė Tauras atrodo sveiki, linksmi ir kaip niekad žvalūs. Jei tai ją galutinai nuramino ir ji ėmė mąstyti globaliau.
Viskas gerai, brangieji. Noriu jums padėkoti, šiltai tarė ji. Priėjo prie ketveriukės ir visus iš eilės apkabino. Aš tikrai labai dėkinga, kad išgelbėjote mano draugę Siją ir kad padėjote užmėgsti ryšį su kamertonu. Jis, kaip ir aš, skleidžia visatos harmonijos natą ir man bus labai įdomu su juo pabendrauti daugiau. O kad sugebėjote saugiai ir išradingai suplanuoti sudėtingą projektą su gausiu būriu dalyvių, tai turiu pasakyti, kad jums pavydžiu. Juk savo pirmąjį slaptą projektą, istorijos korekciją, neįtin sėkmingai atlikau viena, o antrosios komanda buvo tik iš 7 narių ir man daug padėjo vyriausiasis laiko drakonas. Jūs tikrai nepykstate? Pasitikslino Silva. Ir tu, senelė Milena? Aš šiek tiek pykstu dėl to, kad neradote reikalo man papasakoti apie savo naktinės keliones. Tai buvo ne mūsų vienų paslaptis, senelė Milena, pribėgusi prie jos ir apsikabinusi sušnibždėjo Audra. Negalėjome išduoti. Džiaugiuosi, jog dabar jau žinai ir aš galėsiu su tavimi pasitarti, kaip geriau programuoti naktinius sapnus, kad vaikai neužsibūtų korale per ilgai. Jau laikas patikrinti, ar jų psichika netrinka, o to viena negalėjau atlikti. Milena su Audra ėmė kalbėti apie psichoterapijos subtilybės. Izabelė iš pokalbio supratusi, kad jos vaikai naktimis kažkur klajodavo, susijaudino nemažiau už Liną ir šiai teko ją guosti tais pačiais žodžiais, kokių ką tik buvo prisiklausiusi pati. Zedonas priėjo prie anūkų, kurie tebestovėjo laukdami savo valdovą, nors jis ir buvo jų senelis, nuosprendžio. Jis linktelėjo jiems galvą į pakrantės pusę. Eime pasivaikščiosime. Ta ką tai, papasakok man viską ir dabar jau be jokių nutylėjimų. Broliai susižvalgė. Kol kas nenujautė, kuo jiems tai baigsis. Rūstus senelio tonas ir veidas dažnai tai būdavo visuomeniai skirta kaukė. Tačiau niekada negali būti tikras. Dabar svarbu viską pateikti tuo vieninteliu geru būdu, kuriuo tikisi senelis. O tai yra nuoširdi tiesa, be jokių mėginimų ką nors pagražinti ar sumenkinti. Silva pasiūlė sudaryti vaikų valstybę ir tapo demokratiškai išrinkta mūsų valdovė. Paskui Felė papasakojo savo sapną apie vėžlius ir krokodilą. Man tai pasirodė panašu į keliavimą po tikrovės sapne, kurio mokiai. Pasiūliau patikrinti. Kai Felė grįžo į tą patį sapną, mums irgi pavyko ten atsidurti. Su Audra sugalvojame, kaip saugiai sapnuoti visiems, kad nepervargtų galva. Ji visus mus prižiūrėjo. Nežinojome, kad esame korale, nes jūsų ten nebuvo. Tik šiąnakt Audra susapnavo, kad jos draugas koralietis, sausumos keltaragis kartu su savo būriu sutrikdė atvykėliams patekti į sąmoningųjų kristalų saugyklą po žeme. Supratome, kad mūsų sapnai susikirto su jūsų meditacijomis. Ryte pasitarėme, ką daryti. Pasiūliau įkalbėti kristalų sargą, kad padėtų jūsų draugams koraliečiams. Aš draugauju su jo broliu Tikiu. Nuėjome į Mirjos olą, panirome į sapną. Silva budėjo, kad mūsų neužtiktų. Audra per savo draugą Ringį, o aš per Tykį įkalbėjome Tylenį padėti sužeistiesiems. Paskui atėjote jūs. Vaikai nutilo. Visi trys tylomis žingsniavo pakrantės smėliu. Broliai iš padilbių mėtė neramius žvilgsnius į Zedoną. Apie ką galvojai planuodamas sapnų keliones? Staiga paklausė Zedonas. Takata suraukė kaktą, lyg ir nieko negalvojo, tik apsidžiaugė nuotykiu ir tyliai puikavosi, kad pasirodė protingesnis už Silvą. Tačiau jeigu giliau pasikapstyti po savo vidų, o senelis visada jį skatino gilintis į savo veiksmų motyvus ir emocijas,
Takatas pamėgino prisiminti pirmąsias akimirkas, kai Felė papasakojo savo sapną. Idėja per sapnus patekti ten, kur ir jūs, man šovė staiga. Prieš ją pasiūlydamas apsvarsčiau, ar jie gyvendinama, kad neapsijuokčiau. Kai ją išsakiau ir jai pritarė, buvau labai patenkintas. Jaučiausi kaip žygio į nežinomą kraštą vadas. Gal ir paskubėjau visiems tą planą išpasakoti, gal reikėjo pirmą pasitarti su Silva ir Audra. Be Audros psichologinių žinių mums būtų buvę sunku, o gal ir visai nieko nebūtų išėję. Ji mus hipnotizuodavo, kad užmigtume ir kad atsibustume. Na, tai kokios išvados, spaudė Zedonas. Aš nesigailiu, kad sugalvojau sapnų kelionę, drąsiai pareiškė Takatas, juk ir komanda susirinko puikiai. Visi net tos mažės sugebėjo ten patekti, o paskui mes kažin kaip atsiradome šalia jūsų ir jums pasitarnavome. Mūsų žaidimas jums pravertė. Aš dėl to labai džiaugiuosi. Pritariamai suniurnėjo Zedonas. Žaidimas turintis prasmę yra daugel kart vertingesnis už tuščius malonumus. Ir pasisukęs į Gridą jo paklausė. O tu kaip vertini slaptą Takato projektą? Ar manai, kad jis elgėsi gerai, nuo manęs nuslėpęs sapnų keliones ir rizikavęs kitų vaikų sveikata? Seneli, ar tu pyksti? Prieš išreikšdama savo nuomonę, Gridas troško išsiaiškinti, ką mano Zedonas. Mes dabar kalbamės apie mini valstybę, kurią subūrė Silva, rūsčiai atkirta Zedonas. Juk mokiau tave, kad gindamas valstybės interesus, tu negali domėtis valdovo pritarimu ar nepritarimu. Turi sugebėti žvelgti savo valdovo ir kito svarbaus asmens nuotaikas ir prie jų priderinti žodžius bei intonacijas. Tačiau prasmės dėl jų nuotaikų nekeisk ir visada išlik principingas. Man patinka mūsų sapnų kelionės, ryžosi Gridas ir nuoširdžiai išsakė savo vaikišką susižavėjimą. Man patinka Silva ir kaip ji vadovauja. Man patinka, kad Takatas liko antras ir iš jos mokosi. Kai jis pasiūlė sapnų keliones, aš galvojau, kad jos bus saugios. Kai Audra pasakė, kad išmano hipnozę ir mūsų keliones prižiūrės, man pasirodė, jog viskas gerai. Aš neįžvelgiau pavojaus nei mūsų mini valstybei, nei jos vadams, nei pavaldiniams. Na, šiaip taip, atsiduso Zedonas, baigiu pražilti per tą jūsų lėtumą. Kol iš jūsų išgauni tikruosius elgesio motyvus. Berniukai būtų galėję paprieštarauti dėl žilų Zedono plaukų kilmės, bet išmintingai nutylėjo. Man irgi patinka, kad Takatas nusileido mergaitį iš ateities, prisipažino Zedonas ir su mylimais anūkais ėmė šnekėti geranoriškai kaip tikras senelis. Tačiau tai, kad čia ir dabar esi antras, nereiškia, jog situacija nepasikeis ateityje. Ar supranti, Takatai? Juk sukūrei planą ir tapai jo įgyvendinimo vadovu. Tavo talentai ir idėjos turi tave iškelti kitų žmonių ar suaugusių ar vaikų akise. Juos turi sudominti tavo rūpestis visos bendruomenės gerovę, o ne tavo svaičiojimai apie savo aukštą kilmę. Tu vis pamiršti, kad aš kitados buvau skurdaus valstiečio sūnus. Per daug akcentuoji paveldimumą, per mažai skiri dėmesio savo ir kitų talentų ir asmeninių savybių svarbai. Dalį Zedono žodžių vaikai suprato, dalis liko anapus jų sąmonės ribų. Tačiau abu lengviau atsipūtė, nepyksta. Tu, Gridai, gerai darai, kad pripažįsti Silvos vadovavimo gebėjimus. Jeigu gyvensi valstybėje, kurioje vadovaus ne Takatas,
Pirmiausiai vertink savo valdovo kilnumą, platų strateginį mąstymą. Ir jeigu jo pažiūros tau bus priimtinos, jį palaikyk. Tačiau visada ir visur būk ištikimas Takato brolis bei padėjėjas. Kaip ir tu, Takatai, esi amžinas Grido globėjas, atsakingas už jo gerovę. Jūs kiekvienas atskirai talentingas, bet kartu esate magiškoji jėga ir gerai ją panaudokite. Pokalbis toliau nukrypo į paskutinio apsilankymo Korele detalės. Kadangi Zedono su ekspedicijos dalyviais nebuvo, jis paprašė Takato išsamiai nupasakoti, kas ką darė, kalbėjo, nutarė. Likę suaugusieji taip pat išsivedžiojo savo vaikus, kad pakalbėtų su jais asmeniškai. Lukas buvo švelnus ir tik norėjo įsitikinti, kad abi mergaitės jaučiasi taip pat gerai, kaip atrodo. Jis negalėjo jų barti už slapikavimą, nes abi atvirai jam kasryt pasakojo savo sapnus. Jie drauge pasijuokė, kaip netikėtai susitiko vaikų ir suaugusių grupelės. Ir jis pažadėjo šią naktį sapne kartu su jomis apsilankyti vėžlių akrobatų pasirodyme per Koralo retymečio festivalį. Izabelė bandė jaudintis, bet ją suturėjo Lina. Antuanas greičiau džiaugėsi dėl vaikų nuotykio, nei nerimavo, juolab, kad viskas jau praėjo ir nieko ir neįvyko, kaip jis ramiai dėstė žmonai. Pati Lina pamiršo, kad žadėjo barti vaikus. Kartu su Antuanu draugiškai pasišaipė iš slapukų naktinių keliautojų ir su juo bei savo vaikais aptarė, kam kurie Koralo gyventojai labiau patinka. Milenos anūkės jautėsi šiek tiek kaltos prieš mylimą senelę, kad atsikratyti to nejaukumo, abi viena per kitą išpasakojo viską, kas vyko nuo pat jų atvykimo į salą. Pagautos artumo jausmo, jos tą vakarą dar ilgai klausinėjo senelės apie jos pačios sąmonės keliones ir jose patirtas emocijas. O tai kas vis dėlto įvyko, nesusigaudydama paklausė Skirmos Mirja, kai tėvai ir vaikai išsivaikščiojo kas kur. Šalia jos sode liko tik Skirma, Nastasija ir Argona. Rudolfas su Haroldu ir Krcu, nelaukdami aiškinimusi pabaigos, diskretiškai pasišalino. Skirma papasakojo, kaip galima sakyti, po Mirjos sparneliu, vaikai juos visus vedžiojo už nosies. Ak, kokia aš nepastebi, nuliūdo Mirja. Kai Silva pasakė, kad jie nori patyrinėti mano olą, nieko neįtariau. Kol gyvenau eteriniuose rūmuose, viską žinojau. Galėjau skaityti žmonių mintis, įgyvendinti beveik visus jų norus. Mokėjau atsirasti bet kurioje žemės vietoje, bet kuriuo metu. O čia viskas taip tanku, lėta, sunku. Jaučiuosi gremėzdiška, nerangi, buka ir visiškai nepastebi. Kaip jums turėtų būti sunku su manimi? Jie atsisėdo ant žemo suolelio ir sunkiai atsiduso. Na, jau Mirja, apstulbo Nastasija. Kad pasakei, tai pasakei. Mums sunku su tavimi. Jau matyt sąmonės pritemo dieną kaip linai. O gal jūsų aukštesniai sąmoniai vijūnai bloga nuotaika, kuri persiduoda ir jums? Na ir gerai, kad neapkrovei savo sąmonės vaikų reikalais ir leidai jiems šalia savęs natūraliai rutulioti savo reikalus. Jau vien tavo ir mūsų buvimo gana, kad mūsų draugijai viskas susiklostytų palankiai. Čia tokia įmagnetinta atmosfera, tiek daug sąmoningumo, geranoriškumo, palankumo, kad tokioje aplinkoje gali nutikti kas nors nedarnaus. O kad vaikai su tėvais ir seneliais šiek tiek pasiaiškins santykius ir geriau vieni kitus supras, irgi puiku. Jaučiuosi kaip iš dangaus nukritusi, pasiguodė Mirja. Dangaus ponia nukrito iš dangaus, nesusilaikiusi prunkštelėjo Argona ir tuoj pat atsiprašė Mirjos,
Atleisk, man tai pasirodė juokinga. Taip ir yra, liūdnai šyptelėjo Mirja. Visiškai kitos sąlygos, kurias būtina pažinti, kaip naujas įsikūnijimas tik į suaugusių kūną. Vaikui pratintis prie naujos aplinkos lengviau. Va, pažiūrėkite į tuos mažylius. Greičiau nei jūs persėmė koralo realybės. Džiaugiuosi, kad taip susiklostė. Skirma žvaliu balsu mėgino pakelti Mirjai nuotaiką. Juk dabar štai kaip yra. Audra ir Silva spėjo anksčiau už mus susidraugauti su skiltaragiais. Ir kai Renas, Gregas ir Mėta atskris į dvasingų paukščių karalyje, būtent mūsų mergaitės padės mums greičiau susigaudyti, bus mūsų mokytojos. Kiaušinis vištą mokys, nusijuokė Anastasija. Ne oru mokytis iš vaikų. Ne oru mokytis iš vaikų, nusistebėjo Mirja. Mano savigarba nukentėtų. Savimeilė, o ne savigarba, nusijuokė Anastasija. Kol gyvenai eteryje, buvai tyros psichikos, nors sakyčiau, jau ir tada gerokai išdidi. O čia prabėgo keli mėnesiai ir tave nepastebimai paveikė žemesnės mūsų aplinkos vibracijos. Dėl to pasikeitė tavo būsenos. Degraduoju, susirūpino Mirja. Sakyk man atvirai, neslėpk, kvailėjo? Ne, žmogiškėji, tai neišvengiama. Galima suvaldyti nemalonės savo savybės, tačiau gyvenimo energijomis nepasipriešinsime. Na, ar jau atsigavai? Eime aptarsime, kaip ir kada atsigabenti į tavo sodus naują vaikų grupelę. Turiu šiokių tokių idėjų. Nastasija mirktelėjo Argonai ir Skirmai, kad tos jas paliktų, o pati pasiėmė Mirją už parankės ir nusivedė į sodo gilumą.